Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Darsevičiūtė ir šiandien turiu labai mielą viešnią. Taigi Gražina Baikštytė, pirmoji ir kol kas vis dar vienintelė profesionali aktorė, kino aktorė Lietuvoje. Baigusi kinematografijos institutą Maskvoje, aktorinio meistriškumo studijas, sukūrė apie 40 vaidmenų kine ir televizijoje, dalyvavo tarptautiniuose kino festivaliuose, dirbo televizijoje, daugiau kaip 15 metų rengė interviu su žymiais kultūros ir meno žmonėmis. Yra 4 jau knygų autorė, o naujausioje autobiografinėje knygoje Jaunystė, gražiausi gyvenimo metai atvirai pasakoja apie savo gyvenimo kelią, kūrybinius ieškojimus ir svarbiausius jaunystės išgyvenimus. Taigi, labadiena, miela Gražina. Labadiena. 4 knyga. Reikėjo parašyti 3 knygas prieš tai, kad jau išdrįstumėte ar pasiryžtumėte, ar būtumėte priversta parašyti apie save. Ir knygą padėjo rašyti, interviu viename minėjote, kaip ir gyvenime, draugai. Tai jūsų išgyvenimai, jausmai rašant knygą užtrukote keletą metų, nes esate labai pareiginga, kruopšti, ar ne? Ir taip, aš ne tik tai šitą knygą užtrukau rašydama, visas knygas, kiek be rašyčiau, ir praeitos knygos taip pat, po porą metų man ima. Ne vien knyga, tai parašyti knygą, tai ne vien sėdi ir rašai ištisai, bet aš turiu omeny laiką nuo pasiruošimo, o tas pasiruošimas vyksta jau viduj, galvoj. Ir kol tas etapas praeina, tada, žodžio etapų visokiausių yra, o tas rašymas pats, kai atsisėdi prie kompiuterio ir jau rašai, paskui redaguoji, tai čia jau vėliau. Ir tas irgi aš redaguoju pati save. Iš pradžių, vėliau jau, kai atiduodi į leidyklą, tada redaguoja leidyklos redaktorė. Bet iki to, tai visai būna. Ir vieną dieną atrodo, kad šitaip, ypač kalbant apie autobiografinę knygą, kai rašai, tai visą laiką galvoja, ar čia man pačiai tik tai įdomu, ar bus įdomu ir skaitytojam. Tai stengiuosi, rašyti taip, kad, ne tik tenkint savo ego, bet ir pagalvoja apie skaitytojus. Ir už tai kartais taip, tos abejonės ir dvejonės įvyksta, jos natūraliai, nes tai taip ir yra vieną rytą atsibundi, skaitai tekstą, atrodo, oi, kaip viskas gerai, ir kitą dieną pasižiūri ir galvoju, ką aš čia prirašiau, kam čia bus įdomu tą viską skaityti. Bet ar buvo daug tų taisymų tokių, nes buvo. Protingą patirtį surinkusi Gražina rašė apie tą jaunąją Gražiną. Taip. Dar sakau, man labai palengvėjo, kai aš nutariau kalbinti savo jaunystės draugus. Tai čia buvo ir didelis malonumas juos kalbint jau dabar, kokie jie yra, ir aš, ir jie, ir prisimint mūsų jaunystės dienas. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad, net neatrodo, iš tikrųjų buvo abipusiai įdomu ir tai mano kalbintam herojui ir man. Nes, tikrai taip nebūna, kad staiga sugalvočiau tenai paskambinti Raimondui Banioniui, nei iš jo, nei iš to, arba nors kartais norėtųsi galbūt, ar ne? Norėtųsi, taip, ir jisai tikrai neužpyktų, tik apsidžiaugtų. Bet mes gal tokie jau su metais pasidarėm tokie sėslesni ir mažiau bendraujam. Tai ta knyga buvo tas, kaip sakyti, dar inspiracija dėl bendravimo su jaunystės draugais, kas man suteikė didelį džiaugsmą. Ir tikrai palengvino, padarė knygą įdomesnė, aš taip manau. Ne tik tai, kad man palengvino. Čia toks ir lengvumas, reiškia,
pats maloniausias procesas yra kalbinti, bet aš kalbinu su diktofonu. Vėliau aš... Reikia viską surašyti rankelę. Reikia išsišifruoti, ką ten prikalbėjom. Sėdžiu su ausinėm ir šifruoju, tą juodą darbą atlieku, kas man mažiausiai patinka, nes ten jokios kūrybos. Tu ten surašai tą tekstą, ką kalbėjom, o vėliau jau atrinkinėjai. Ir jeigu kam atrodo, kad knygą parašyti, jeigu aš kažką kitą kalbinu, tai maždaug tau jisai viską sukalba ir tu tik užrašyk. Niekas tobulai nekalba. Ir aš dabar kalbu netobulai, greičiausiai taip neįmanoma. O dar, įvairių sričių menininkai, tai tikrai nereikia galvoti, kad jie labai sklandžiai dėsto mintis savo, taip, kad tik užrašai ir jau yra knyga. Vis tiek reikia galbūt minties nepakeičiant, kad būtų autorystė ar ne žodžių, bet performuluoti visą sakinį ar mintį. Taip. Nes jūs pažįstate žmogų, jūs geriausiai žinote, ką turėjo omenyje ir reikia ištransliuotai skaitytojams ar ne į knygą sudėti. Dar be to, ten prisimenam, pavyzdžiui, kažkokį tai jaunystės įvykį. Ir mano pašnekovas prisimena vienaip, o aš prisimenu visai kitaip. Arba aš neprisimenu, o jis man primena, ar tu atsimeni, buvo taip ir taip. Tai vat ir tokie dalykai buvo. Taip, kad tikrai susidūriau su įdomia patirtim ir labai džiaugiuosi. O dar fotografė Vaiva Abramaitytė, mes su ją tą sumanėm ir darydom fotosesijas mano tų jaunystės draugų ir aš kartu ir be manęs, žodžiu. Tai čia vėl atskirai susitikdavom, pokalbėm vienas susitikimas, o fotosesija kitas susitikimas, Tai jau ten... Bent po 2 kartus matėtės, ar ne? Po mažiausiai, kai kur ir daugiau teko, visai, bet mažiausiai po 2, tai jau yra neblogai. Nes jūsų knygą aš netgi dalinai pavadinčiau fotoalbumu, kadangi ten ir jūsų jaunystės begalės nuotraukų, ir iš kino filmų, iš filmavimo aikštelių, kadrų sustabdytų akimirkų ir tų pašnekovų, jūsų draugų dabartinės nuotraukos. Dabar, kai jūs juos lankėte, po tiek metų ir tikrai toks labai gražus kontrastas, yra į ką pažiūrėti ir yra ką paskaityti. Tos istorijos tikrai įtraukiančios, įdomios ir visa epocha aprašoma, galima suprasti tikrai įvairiausių įdomių dalykų apie tą laikmetį. Nors jisai buvo niūrus, sovietmetis ir viskas suvaržyta, bet jūs taip, bet aš kaip tik kalbinau tuos draugus atsižvelgiant į tuos periodus, tai laikmetis laikmečių, bet ten su Vyteniu Pauliukaičiu Kaunas reiškia mums prisiminimai. Ten Vilnius vėl, kai atvažiavau į Vilnių, jau tenai bendravau, truputį bandžiau įeiti bohemą, nors aš ten jokia ne bohema. Prijaučianti. Taip, tiesiog buvo įdomu, kas čia kitaip negu Kaune, ten, kai buvom iš vis ten pats Ankė, kai aš buvau. O čia jau vėl, tai tas periodas, reiškia, nesvarbu, kad visur sovietmetis, tai taip, bet, mano gyvenimo periodai tokie, reikšmingi. Vėliau Maskva mokslai vykę kinematografijos institute ir po to filmavimai, kino festivaliai, vėl toks periodas buvo. Žodžiu, ir pagalba dėka tų kalbintų mano draugų, tai aš atskleidžiau tą periodą, kuriame mes augom, kuriame mes buvom, gyvenom, formavomės ten. Ir jie tuo metu nebuvo garsus, jie tiesiog buvo jūsų draugai? Jie buvo tiesiog mano draugai. Tiesiog. Ir liko iki šiol. O vėliau, prašau, reiškia, kaip, kiek pasiekė ir kaip užaugo. Tada atrodė, tiesiog tu bendrauji dėl to, kad tau malonu, kad surandi kažką bendro. Ir vėliau, prašau, tie mano draugai, tai, neeiliniai. Kaip ir jūs? Kalbinote taipogi ir Vladimirą Tarasovą, Algimantą Puipą, Raimundą Banionį, Juozą Budraitį, Rimą Tuminą.
amžiną jam atilsį, Oskarą Koršunovą. Ir man labai patiko Oskaro išsakyta mintis. Jūs labai visuomet baidotės to grožis, nes nepamirškime tikrai, kiekvieną dieną turbūt girdite šitą žodį ir jūs labai baidotės šito termino, bet jisai jūsų knygoje taip labai gražiai sako, reikia grožį savoką, reikia reabilituoti, kad tikrasis grožis yra visapusis ir vidinis, tiek išorinis, o visi tie pripūtimai, botoksai ir visa kita yra kitas dalykas, ar kažkoks dirbtinas grožis. Tai nėra grožis, tai toks netikrumas, parodija. Dar noriu jūsų paklausti, studijos, filmavimai ir kada jūs pajautėt, kad visgi esat atpažįstama, žinoma, jums sužvaigždėjimas negresia, bet kada taip kaip ir pasąmoniai, kaip ir ne visai dar pripažįstant savo, kada supratot, kad jūs tikrai žinoma, kad jau link tų žvaigždžių einate? Nu, niekada nežinau. Man labai sunku atsakyti tą klausimą. Populiarumo, žinomumo lūžis toksai, neatsimintumėt kažkokio konkretaus galbūt? Nu, konkretaus, tikrai ne. Čia labai man sunku atsakyti tą klausimą. Todėl, kad aš niekada to nesureikšminau ir savo laiku, kai skambindavo kokie žurnalistai interviu prašyti, tai skambindavo dėl to, kad aš nusifilmavau kažkokiam tai filme. Ta prasme, kad aš kažką tai padariau ir kalbėti apie tai. Dabar, pavyzdžiui, jau seniai tas nebemadoji kažkaip tai. Tu gali iš viso būti nieko nepadaręs ir mane tai tiesiog ir gazdina, ir stebina. Reiškia, tie influenceriai mūsų vadinami, reiškia, nuomonės formuotojai. Kaip ta mergaitė gali suformuoti mano nuomonę? Į kokią pusę, kokią linkmę? Kaip gyventi, kokiu kremu teptis ir iš vis, Tai man tas fenomenas, aš nesmerkiu, jeigu yra influenceriai ir tas egzistuoja ir žmonės moka didelius pinigus už jų patarimus, valio, tegul tai būna, bet paprasčiausiai aš noriu pasakyti, kad aš jau, nebesuprantu, kai ko šiame, aš laikmetyje. O šiame laikmetyje man jau sudėtinga, nes mūsų laikais, mano, kai aš jau pradėjau filmuotis, jau kažką padariau. Ir ta prasme, kad aš, kai buvo ką parodyti, tada duodi interviu. Taip, duodi interviu, kad papasakot apie kažkokius nuveiktus darbus. Ir aš nežinau, kada tas žinomumas, kaip ten, ką ten. Kadangi daugiausiai, kai po mokslų grįžau į Lietuvą ir važinėdavau tik filmuotis, tai ten nuvažiuoju, pasifilmuoju, grįžti. Ir čia važinėdavom, kino dienos būdavo. Tai ir tą patį Panevėžį atvažiuodavomgi. Ir į kitus Lietuvos miestus. Tai sutinka su duona druska, tenai viskas, su gėlytėm ir muzika. Ir eidavom kiekvienas tenai išsiskirstom ir susitikinėdavom su žiūrovais kino teatruose ar dar kažkur tai. O po to jau grįždavom į savo viešbutį. Tai tada taip, tad mes čia visi pasijausdavom žvaigždėm. Ir malonu būdavo, iš tikrųjų, laukiant man būti. Taip, kad tu čia nebereikalo, reiškia, kažką tai veikiai. Ne, kodėl? Taip, bet, toks nepelnytas, nežinau. Ačiū Dievui, pas mus nėra tokios mados, kad tenai labai ten už rankovės tampytų, bet kartais tenai mane nustebina, kad paskaitau ten kokius tenai komentarus. Aš mačiau ją nepasidažiusią ir visai neblogai atrodo, o kiti kaip tik, mačiau nepasidažiusią, siauba. Visai aš jau seniai, tik tai jokios iš tų komentarų, jeigu paskaitau, tai mane pralinksmina, daugiau nieko iš tikrųjų. Nes aš, kaip ir influenceriais nesivadovauju, taip ir komentarais. Aš jau esu nugyvenus jau tiek amžiaus, tiek gyvenimo ir įgyjus tiek
ir patirties, ir išminties pagaliau. Kaip aš sakau, aš gal norėčiau grįžti į tą jaunystę, bet su dabartiniu, ne tai, kad protu. Protas yra neišmintis, protas yra protingas žmogus, tai protingas, arba durnas. O išmintis tai yra jau, ką tu įgyji. Per gyvenimą surinko, ar ne? Taip. Tai aš tikrai, galiu... Dabar jūs galite būti influencerė. Laisvai. Seniai. Jo, ir kada aš jau turiu tos išminties, tai jau čia gal nenuskambės nekukliai, kad aš tikrai pasakysiu, kad aš galiu išmintingus patarimus duoti. Nėra čia ko kuklintis. Jūs esate viename, net ne viename, gal keliose interviu minėjusi, kad jūs niekada nepavydėjote nei garbės, nei pinigų, bet tik savo vyro. Bet ar jūsų vyras jūsų pavydėjo, turint tikrai gražią žmoną, kai reikia kartais ir pasibučiuoti, senugi visokiausių buvo ir tų gražių vakar. Dar kažkada jaunystėje, ar ne Puipa yra pasakęs, neatsimenu dabar, kuris draugas, kad sako, jisai pavydė kėdės, ant kurios tu sėdė. Tai čia buvo jaunystė, kai mes buvom tokie jauni, karšti ir tos emocijos buvo, reiškia, karštos. Dabar jau viskas yra kitaip, mes jau tiesiog, Mato, kad jūs niekur neišeinat, neišėjot ir būnat. Taip, ko čia pavydėta, kad kažkoks tai dėmesys, kad ir iš kitų vyrų, tai mano vyras taip pat labai mėgsta bendrauti su moterim ir ypač su jaunesnėm. Ir ką, ir tegul, ir jeigu kažkas man simpatizuoja, tai tegul tik džiaugiasi, ir tiek. Taip, kad čia su to pavydu, tai čia, O šiaip iš tikrųjų aš nesu pavydi, karjeros nepavydžiu, pinigų nepavydžiu. Kiek man skirta, tiek ir yra. Tik tai, kad neteisybė yra ten pasaulyje, tai čia kitas klausimas. Didelė tema. Kita didelė tema. Ne šiandieną. Dar grįžtant į jūsų jaunystę, apie kurią didžiąją dalimi kalbate knygoje, jūs visuomet buvote tokia laikmetį lenkianti moteris, ypatingai savo išvaizdą, stotų galbūt ir elgesiu, dėl ko jūs vadindavo ir Maskvoje, kad mergaitė iš Pribaltikos, ar ne, kad ir drabužiai skiriasi, ir elgesys, ir vertybės, pats požiūris, nes iš tiesų, iš jūsų pažįstamų, knygoje aprašytų, buvo įvairiausiais keliais nuėjusių, kolegų buvusių, ar ne, ir jūsų ta istorija, kad iš Burda Modern, man atrodo, vadindavosi ta žurnalas, ar ne, nes aš jį dar esu varčiusi pati. Yeah. Ir siūdavot, ir megzdavot, ir kokiagi žvaigždė, kaip sakant, tiek sugeba, moka ir išieško savo tos išvaizdos, kad nebūti ta pilkąja mase, kaip kad buvo sovietmečiu, o turėti savo skonį, savo tą minimalistinį, klasikinį gražų. Tai jūsų tos paieškos, iš kur dar semdavotės idėjų? Tada tai savo siūti ar megzti, tai labai viskas natūraliai. Nes mano ir mama, ir visa mamos ir sesės irgi, jos visos siūdavo. Tai, nebuvo iš ko nupirkti, nebuvo ką nupirkti, arba buvo visos vienodos, ar ne? Ne tik dėl to. Kita mamos sesuo išvažiavo į Vokietiją, viena sesuo gyventi ir ten gyveno, jau amžinatilsi. Tai jinai man ir prenumeruodavo tos Burda žurnalus. Jinai, tai aš už tai jos gaudavau. Pas mus jų net negalima buvo dar nusipirkti, vėliau tik jie atsirado pas mus. O tada, kai aš gaudavau, tai laukdavau kiekvieną mėnesį ateina tau naujas Burda žurnalas. O siuvimas, tai pas mus turbūt mūsų šeimoje tai kraujai įaugę yra ir mums čia, reikėjo pasimokyti, aišku, iškarpas aš pasidarydavau ir dar kai gyvenau Kaune, tai ten kaiminė turėjau siuvėją, tai pasieidavau konsultuotis, kaip tenai ką. Ir kad ir man norėdavosi, kad ir apvertus tą patį rūbą, kad siūlės būtų tvarkingai apmėtytos, kad viskas būtų kaip reikiant, o ne
bet kaip. Estetiškai, kad būtų iš visų mūsų pusių, ar ne? Jo, ir mezgimas, ir siuvimas, ir mano taip pat dukros irgi moka ir megzti, ir siūt, aš sakau, čia iš kartos į kartą persiduoda, bet dabar tiesiog galbūt nėra tokio, netgi ir poreikio, kažką tai jeigu reikia, aš galiu, aš turiu siuvimo mašiną, tą pačią Nauman, ne Zingero, Nauman, ir reiškia, aš nenoriu jokios elektrinės, aš prie jos pripratus ir aš suku su šitaip ir aš siuvu, bet dabar aš jau nebesiuvu naujų rūbų, jau man, jau nebesinoriu užsiimti tuo, o kam. Bet jeigu reikia pasitaisyti, aš jau prašau, visada galiu ar palenkti kažką tai, ar ten pasiaurinti, ar paplatinti, aš jau turiu siuvamą mašiną ir aš tą darau. Ir mezgimas mūsų šeimoje, mano abi dukros ir mezgam ir žodžiu, mums tai nieko nuostabaus, pavyzdžiui. Įprasta tiesiog. Įprasta, taip. Ir kad visi stebisi, tai aš stebiuosi, kad kiti stebisi. Gal gėrisi labiau, nei stebisi, nes ne visi kruopštukai ir sugeba, tai čia yra toks komplimentas. Dar norėjau paklausti jūsų perkeltinė prasme, tie pagrindiniai mylimiausi jaunystės taškai, tarkime, kaip restoranas Neringa, kur eidavot džiazo klausyti, ar ne, ar tai kino teatrą labai mėgote, ypač vaikystėje, ar ne, žavėjotės filmais visuomet, butai, namai, draugų, pažįstamų, bohemos, kultūros. Kokie tie taškai jums pirmiausia išnyra iš atsiminimų, kurie mieliausi, nebūtinai daugiausiai laiko praleista, bet tie tokie oazės, kur norėtumėt vis sugrįžti? Vilniuje savo laiku tai man patiko tie muzikiniai klubai. Kažkada tai aš galėdavau viena nueiti, nebūtinai su vyru, ir klausytis muzikos ir ten, nežinau, ir kas ten, kokie ten buvo, Langas, Brodvėjus, paskui kaip tas Žvagulio Žilvino buvo prie tilto, Angaras muzikinis. Taip, muzikinis angaras. Taip. Aš tokius mėgau. Ir tai tikrai būdavo tokios vietos, kur ateini ir jauties, ir saugus. Kaip dabar aš girdžiu, kad kažkas kažkam pripila į kokteilį, ten kažkokiu tenai, nežinau, ir galima ir numirti. Tais laikais, čia netaiso, čia, kada čia, biškiai anksčiau negu dabar, bet tai vis tiek dar buvo, man buvo saugu ateiti į muzikinį klubą, o dabar aš neturiu tokios vietos, kur aš norėčiau ir kur galėčiau ateiti. Neturiu, namai. Toks vienas epizodas pasirodė ir juokingas, to pačiu ir įdomus. Minėjote apie Meisoną iš Santa Barbaros ir kaip jisai kur nenuvažiavo, nepakliuvo dėl kitų politinių dalykų. Ir jūs matėt jį su milicininko uniforma. Ir galite papasakoti tą istoriją? Tai čia viskas labai paprasta. Todėl, kad kai jisai skrido, čia buvo Blagavėšinske, tolimuose rytuose kino festivalis, Amūro ruduo vadinosi. Ir jis buvo pakviestas svečiu. Ir tiesiog jam skraidant tenai per daug visokių oro linijų, kažkurioje tai vietoje, jau nežinau, turbūt paskutiniai toj atkarpoj, jam dingo bagažas. Dažnai tai būdavo ir dabar tas irgi nieko nestebina, irgi dingsta. Vėliau atsirado tas bagažas, bet jis dingo, kai Lane Davis, jisai, o ne Meisonas. Jis, kai atskrido, staiga atidarimas festivalio, o jis neturi rūbų, kom apsirengti. Tai jam milicininko uniformą milicininkai davė. Ir tiek, ir jis visai nekompleksavo dėl to. Visiškai jam buvo savotiškas vaidmuo netgi, ar ne? Jam buvo linksma, juokėsi jisai,
Jo, tai čia man ne tas įdomu, man įdomu visai kitas dalykas su juo. Reiškia, kad aš kažkada tai ėjau, dar sporto rūmai buvo ir jisai turėjo, čia buvo atvažiavęs į Vilnių ir buvo jo koncertas ir mes su draugė ėjom ir o Jėzus, Meisonas, mes atėjom į Meisono koncertą. Nu, aišku, tenai vėliau nestovėjom tenai, kad nusifotografuoti ar autografų gauti. Ir kaip po kažkiek tai metų ar po 10, po kiek tenai, nu, aš niekad negalėjau pagalvoti, kad aš staiga ten su juo susitiksiu, susipažinsiu ir bendrausim. Ir man vėliau tas, nu, taip natūraliai viskas buvo. Ir nieko tokio wow, ar ne? Ne, tiesiog. O be to jisai, nu, jeigu daugelis, reikia pripažinti, rusų aktorių iš savęs labai žvaigždės vaidina ir gyvenime, tai tas yra tikrai taip. Tai vat jisai, Len Deivis, jisai antiek paprastas, antiek šiltas žmogus, nu visiškai, ten, mano ta anglų kalba ten tokia neypatinga, bet kažkaip susikalbėdavom ten. Ir aš irgi, nu, ne visur vaikščiodavau į festivalyje, ten į renginius stengdavaus, nu, ten, kur tik tai man patinka, tai aš atsimenu, iš ryto einam pusryčiaut, susitinku Len Deivis. Kur tu visą laiką prapuoli? Jis angliškai klausė. Tai sakau, toks paprastas ir man labai geri prisiminimai liko. Nu. Tai turbūt sutiksite su mintimi, kad didelės žvaigždės nesipuikuoja, o jos tiesiog šviečia. Kuo didesnis aktorius, tuo mažiau vaidina žvaigždę. Čia yra visiškai taisyklė tikrai. Kągi, Gražina, dėkoju Jums labai už pokalbį, už pasidalintas mintis. Kviečiame klausytojus skaityti knygą, žiūrėti nuotraukas, prisiminti, kas matė, filmus įvairiausius. Tai dėkoju Jums. Dėkui Panevėžiui, kad pakvietėt. Tai primenu, kad šiandieną mano viešnia Gražina Baikštytė, aktorė, žurnalistė, rašytoja. Jaukių visiems skaitimų.